Ankstų rytą švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai. Sveiki! Naują darbo savaitę pradeda ir Baltikum televizijos žinios. Trumpai apie tai, ką matysite. Karo lauką primenančio Kairių poligono pašonėje planuojamos prabangaus gyvenamojo kvartalo statybos. Neapšviestos sodininkų bendrijų gatvės nusikaltimų ir nelaimių židinys. Jūrinės valstybės statusą turinti Lietuva mokslinius tyrimus atlieka svetimų valstybių laivuose. Kairių poligono pašonėje planuojama įkurdinti prabangių namų kvartalą. Tokie užmojai stebina karius. Esą naujakuriams čia gyvenimas taps nepakeliamas, o karinės pratybos nesaugios. Šūviai, kariškos komandos ir šarvuota technika jūsų kieme. Tokią ramybės oazę planuoja verslininkai ir Klaipėdos rajono savivaldybė. Užsimoja Kairių poligono pašonėje statyti gyvenamųjų namų kvartalą. Verslininkai tikisi uždirbti vardinę vietovės pliusus. Patogus susisiekimas, vaizdas į Kuršių marias. Tuo pat nutilėdami minusą – karinio poligono kaiminystę. Koncepcija yra patvirtinta taryboje. Yra planuojama pakeisti žemės paskirtį gyvenamųjų namų kvartalui. Pagal bendrąjį planą šita teritorija yra urbanizuojamoje dalyje, kuri ta teritorija urbanizuojama ribojasi su Kairių poligono. Tokius planus išgirdę kariškiai nustėro, esą ir taip sunku kontroliuoti šalia poligono klaidžiojančius grybautojus. Tad kaiminystėje įsikūrus nuolatiniams gyventojams situacija taptų dar sudėtingesnė. Juolab, kad šis karių pratybų laukas vienas svarbiausių Lietuvoje. Ministerija neketina nei mažinti, nei riboti pratybų intensyvumą. Taip pat ten vyksta ir tarptautinės ir vietinės reikšmės pratybos, kur vyksta kovinis šaudymas, sunkiosios kovinės mašinos važiuoja. Taip pat per tą planuojamą teritoriją, per tą gyvenamųjų kvartalą veda kelias, kurį naudoja sunkiasvorę karinę techniką. Kariškiai trauktis neketina. Klaipėdos rajono savivaldybė jie išsiuntė pluoštą pastabų. Ar jas bus atsižvelgta, stebės teisininkai. Pagal teisės aktus tai yra privaloma, kad būtų atsižvelgiama į tas institucijas, su kuriom privaloma yra derinti. Tuo labiau, kad ir savivaldybė jau yra informuota apie mūsų pastabas ir tvirtindama šį detalų į planą, jau savivaldybė žinos, su kokiom kliūtim būsimi sklypų naudotojai gali susidurti. Jei verslininkų planus palaimins Klaipėdos rajono savivaldybė, buldozeriai šarvuočių pašonėje ims burksti anksčiau nei po metų. Sodininkai piktinasi visiškai neapšviestomis bendrijų gatvėmis. Gyventojai aplaidumu kaltina savivaldybės, o šios teisinasi neprivalančios rūpintis privačiomis valdomis. Tamsoje skendinčios gatvės, duobėti keliai, nerimas dėl savo gyvybės, tai Sodų bendrijos Dituva gyventojų kasdienybė. Ten gyvenantys žmonės piktinasi, jog tamsiuoju paros metu jaučiasi labai nesaugiai, bijo avarijų, vagysčių, užpuolimų. Eini, prožektorius tašė ir taip eini, 5 valandą baigėsi darbas, tai baisus dalykas. Per susirinkimus mesgi kalbėjom, prašėm, kad nors sustojimuose, nors kažkiek tai, kas ten 10 stulpą uždėtų po lempą, kad tikrai mes kažkur tai einam į Europą, civilizuoti žmonės, o gyvenam kaip nežinau kas. Ir pagyvenusim amžių tiek girdisi, kad yra apiplėšimų visokių, viską nemalonu, aišku. Tai galbūt teko girdėti kažkokį konkretų atvejį? Yra, čia vieną moterį nužudė tiesiog.
Didžiausioje šalies sodų bendrijoje įsikūrė 4000 gyventojų. Dažnas augina atžalų, tad dėl jų saugumo dituviškiams daugiausiai nerimo. Laukdami autobusą į mokyklą vaikai stoviniuoja visiškoje tamsoje. Bendrijos pirmininkas sako tokių gyventojų priekaištų sulaukiantis kone kasdien, juos adresuojantis savivaldybei. Tamsu yra. Bandome į Klaipėdos rajono valdžią kreiptis. Aišku, jie mumis nelabai žiūri, nes iš tikrųjų mes esam bendryje. O bendryje, kaip žinot, Lietuvoje yra balta dėmė, keliai priklauso tik mums, reiškia, darykit patys, viską tvarkykitės. Savivaldybė teisinasi, jog sodų bendrijos ne jų rūpestis. Tai privačios teritorijos, tad ir apšvietimo aplink jas esą turi pasirūpinti patys sodininkai. Neapšviestos bendrijų gatvės galvos skausmas ir policijai, tačiau ir šie klinoje tamsoje klaidžiojantiems gyventojams gali pasiūlyti tik atšvaitus. Yra nemažas skaičius gyventojų, kurie nuolat gyvena Dituvos soduose. Jie nemėgsta, nenori dėvėti būtent liemenių, atšvaitų ir panašiai. Tai tokios ir problemos, kad policija vis dėlto tenka apsilankyti ir paaiškinti visuomeniai, paaiškinti pėstiesiems, jog tamsių paros metu jiems privalu dėvėti būtent atšvaitus arba liemenes. Aplink uostamiestį ir Klaipėdos rajoną skaičiuojama įsikūrė apie 60 sodų bendrijų. Tamsoje skendinčios gatvės visų jų piktžaizdė. Uostamiesčio mokslininkai ir jūrinių specialybių studentai tyrimus atlieka svetimų šalių laivuose. Mat tokio Lietuva neturi. Į kampą spiečiama Švietimo ir mokslo ministerija pripažino, kad šaliai jūrinių tyrimų laivas būtinas. Lietuva skaičiuoja 23 nepriklausomybės metus, tačiau jūrinėje valstybėje pirmasis Baltijos vandenis tirti skirtas laivas dienos šviesą išvys tik dabar. Uostamiesčio mokslininkų į kampą spiečiama Švietimo ir mokslo ministerija galų gale nusileido ir pripažino, kad jūriniai valstybei toks laivas būtinas. Jo pagrindas jau paruoštas, o po metų bus ir užbaigtuvės. Iki šiol apie tokią plaukiojančią laboratoriją Lietuvos mokslininkai galėjo tik pasvajoti. Dabar jie jūros tyrimus atlieka kitų šalių išsinuomotose laivuose. Mes neturėjom jokių galimybių pažvelgti į žemės gelmes truputėlį giliau. Visa tai buvo tik tai pats paviršius, keli centimetrai. Šitas laivas iš tiesų leis gerokai giliau įsiskverbti į žemės gelmes. Laivai, kuriuos uostamiesčio mokslininkai tyrimams nuomojasi iš Lietuvos, Lenkijos ar Vokietijos įstaigų, taip pat ne visai pritaikyti moderniems tyrimams. O mokėti už jų nuomą tenka milžiniškas sumas. Universiteto administracija už skolintą užsienio mokslinio laivo naudojimą ceikėja nuo 10 iki 30 tūkstančių litų per parą. Jų mokslininkai per metus jūroje praleidžia 60. Tad skaičiuojama, kad naujas laivas universitetui būtinas. Pirmiausia, tai yra jūros vanduo. Jūros vandens savybės. Tai yra įvairiausios savybės. Galima imti ir vandens pavyzdžius, galima nustatyti vandens druskingumą, temperatūrą, tankį ir taip toliau. Optinės savybės galima tyrinėti. Toliau, visa tai, kas yra vandens storybė, visi gyvi organizmai, kurie plaukioja tenais. Vėlgi, galima juos atitinkamais metodais tyrinėti, panaudojant tiek tiesioginius, tiek netiesioginius metodus, panaudojant videokameras, įvairiausios, sakykime, povandeninius robotus. Tiesa, Klaipėdos universitetas jau turi mokomąjį laivą. Tačiau burlaivis Brabander sukurtas mokytis buriuoti ir plaukioti jūroje, bet neatlikti reikšmingus jūros tyrinėjimus. Negalima gręžti, nepatogu, nepritaikyta, nėra kur įrengti mokslinės laboratorijas, kur ten ką tirti, ką daryti. Čia viskas bus moderniai sutvarkyta ir tam pritaikytas laivas specialiai. Brabanderis yra daugiau reprezentacinis laivas, daugiau jūros dvasios laivas. Akademikai pažymė, kad laivas laboratorija ženklus pranašumas konkurencinėje kovoje su kaimyninių šalių alma mater. Mat tokių laivų Estija ir Latvija dar neturi. Uostamiestyje kraupus jaunos moters nužudymas. Iki komos būklės užtalžytą klaipėdietę bandė gelbėti medikai, tačiau pastangos buvo bergždžios. Ligoninės medikų kova dėl jaunos moters gyvybės baigėsi nusivylimu. 27 klaipėdietė į ligoninę buvo atvežta su daugybiniais kūno sumušimais, be sąmonės. Labiausiai sumušta galva. Moteris skubėjo operuota, tačiau tai nepadėjo. Dangi buvo didžiulė užimanti beveik trečdalį smegenų hematoma, kraujo išsiliejimas. Bet triko gyvybinės funkcijos ir operacijos maždaug valandą praleidusi reanimacijos skyriuje mirė.
Nukentėjusioji į ligoninę atvežta iš Šilutės plente esančio daugiabučio. Čia ji nuomojosi butą kartu su sugyventiniu. Greitosios medikų paprašyti kaimynai iš buto padėjo išnešti nukentėjusiąją. Veido mes nematėm, nes buvo jinai uždengta. Aš tik tai gydytojas paklausiau, sakau gydytoja, nors jinai gyva yra. Sako gyva, bet labai žiauriai atrodo, labai smarkiai sudaužyta yra. Dar mano vyras, paskui iš apačios kaimynai, iš viršau dar padėjo ją išnešti. Kaimynų teigimu, bute nuolat buvo girtaujama ir vykdavo muštynės. Neapsikentę žmonės belsdavosi į buto duris, guosdavosi ir namo pirmininkiai, ir policijai, tačiau niekas nesikeitė. Mums visą laiką bildėdavo virš galvos. Ne vieną kartą ėjau ir su jais bariausi ir aiškinausi, bet jie į pastabas nereagavo. Kiek supratau, jisai dirbo, išeidavo į darbą, o jinai pastoviai, klausykit, gastroliuodavo ir jau nuo pat ryto jinai būdavo visat paėmusi šiltą. Kaimynų teigimu, nelaimės galima buvo tikėtis. Ir lemtingą vakarą iš buto sklido triukšmas, tačiau lėbautojų išvarginti žmonės į jį jau nebereagavo. Ta vakarą, sakau, labai smarkiai bildėjo jie, bet aš nebejau, nes ateini, kiaulės akis padaro, Ko, mes ramiai sėdim. Sakau, jeigu jūs skaitot, kad pas jūs čia ramiai yra sėdima, jeigu čiut ne liustra juda nuo jūsų bildėsio, tai aš sakau, nežinau, ką besakyti. Įtariamasis nukentėjusiosios sugyventinis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Prokurorų teigimu, jis anksčiau nėra teistas. Įvykio aplinkybės tiriamos. Paskutinėjame reportaže įspūdžiai iš moterų krepšinio varžybų. Šįkart Klaipėdos Fortuna susikovė su artimiausiamis turnyrinės lentelės kaimynėmis – Marijampolės Sūduvos krepšininkėmis. Paskutinėmis rungtynių sekundėmis Klaipėdos Fortunos krepšininkės turėjo keletą progų išplėšti pergalę Lietuvos moterų krepšinio lygos varžybose su Marijampolės Sūduva. Tačiau nei vienas iš uostamiesčio ekipos bandymų tikslo nepasiekė ir trečią čempionato turnyrinės lentelės vietą bent jau kuriam laikui klaipėdietis užleido suvalkietėms. Klaipėdos Fortunos trenerių nuomonė apie paskutinę ataką. Viskas gerai, jinai veržėsi, po krepšių viskas tvarkojos, ten susikeitė didelė, liko prieš ją, bet jinai gerą metimą išmetė, tik tiek, kad neįmetė. Tai jau paskui atsikovojom kamuolį, dar kartojom metimą, tik tai nepasisekė, gal biškai paskubėjom, reikėjo, mes 2-3 bandymus padarėm gal geriau, bet 2-3 reikėjo pabandyti ramiau ir vieną geresnį išspausti. To laiko kaip ir užteko pakartojimui, bet sakyčiau, kad gal ir netgi teisėjų dėka iš tiesų tikrai mes 3 kartus kartojom iš po krepšio ir tikrai vienu momentu, kai Gabrielė metė, buvo tikros baudos, bet kažkodėl tai teisėjai priėmė sprendimą, kad nereikia jų nušvilpti. Ketvirtajame kėlinuke Sūduvos krepšininkės buvo įgijusios 5 taškų pranašumo. Tiesa, Klaipėdos ekipos gynyba sugrąžino intrigą į savaitgalį uostamiestyje vykusias rungtynes. Abi komandos darė daugybę klaidų. Fortunos vyriausioji trenerė Ramunė Kumpienė neslėpė, jog suvalkietis šiuo metu vienas realiausių pretendenčių į uostamiesčio ekipos pagrindinės varžoves kovoje dėl čempionato medalių. Aš manau, kad gal mes šiek tiek prastokai sulošėm prieš Kibirkštį ir prieš Sirenas, pačias pirmasias tas rungtynes, o žinant, kaip sulošė Sūduva su jom apylygiai, su tom komandom, tai aš manau, kad dabar tik sezonas prasidėjo. Lietuvos moterų krepšinio lygoje pirmauja be pralaimėjimų žengianti Vilniaus Kibirkštis Viči. Antroje vietoje Kauno Hoptrans Sirenos su 6 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu. Ačiū uždėmesį. Netrukus orų prognozė ir laida Žymiausios pasaulio vietos. Likite su mūsų kanalu. Ateinančią naktį vietomis silpnai palis. Vėjas pietinių krypčių 8–11 metrų per sekundę. Gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Klaipėdoje, Palangoje ir Nidoje bus 3–5 laipsniai šilumos, kitur 1–3 laipsniai. Diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis žadamas silpnas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 8–13 metrų per sekundę. Oro temperatūra Klaipėdoje, Palangoje ir Nidoje 6–8 laipsniai šilumos, kitur kiek vėsiau 4–6 laipsniai. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu.
Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu?